Ok. Tai labas vakaras. Sveiki visi. Labai smagu matyti tiek daug susirinkusių mūsų čia. Ir šiandien pakalbėsim iš ties, manau, kiekvienam labai svarbia ir aktualia tema, tai pojūčiais. Nes visi dažniausiai, kai pasirinkam kokį nors produktą ar ieškom kokios nors tai prekės, visą laiką dažniausiai žiūrime atsiliepimus. Tai atsiliepimai tikrai yra labai svarbu ir tas kiekvienas jūsų pojūtis atrodo gal jum ir nelabai reikšmingas, bet žinokit, patikėkit manim, kitam žmogui gali labai surezonuoti. Tai šiandien tikrai bus labai įspūdingų, manau, atsiliepimų ir man kas kart atsiliepimų vakaras labai patinka. Tai pradėsim šiandien šį vakarą. Kas nori pirmasis pasisakyti? Nu, merginos. Galiu aš. Taip, Linutė. Galima man. Žinoma, taip, Lina. Tai va, tai aš labai noriu, žinokit, pasidžiaugti. Galiu, ar ne? Taip, galiu. Nieko prieš. Tai Džiaugtumės va, kartu tai su aš tavim. labai noriu pasidžiaugti savo draugės, kur yra mano klientė, rezultatų. Jinai jau šiaip ir naudoja ir visą trikampį, jau nemažai laiko susitvarkė ją ir miegas, žodžiu, ir šiaip savijauta pagerėjo, labai daug energijos atsirado. Ir tada jinai įsigijo Flex produktų ir dabar naudoja. Žodžiu, ir turim labai gerą tokį iš jos atsiliepimą, tai aš gal tiesiog jį ir paskaitysiu gerai, nes jinai negalėjo dalyvauti. Sveika, tai siunčiu atsiliepimą apie papildus sąnariams. Štai ir aš rašau atsiliepimą, norėdama pasidžiaugti rezultatais. Jau 3 mėnuo naudoju papildus sąnariams Flex ir jaučiu, kad jie veikia. Pastebėjau, jog keliai tapo tvirtesni, stabilesni, ypač einant nelygiu paviršiumi. O svarbiausia, nebereikia pasilaikyti turėklų, lipant laiptais žemyn. Eisena tapo lengvesnė, plastiškesnė. Priminsiu, kad man jau daugiau nei prieš 10 metų nustatytas kremzlių nykimas. Vyksta kelios sąnarių degeneraciniai procesai. Labai tau dėkoju. Tai va, tai žodžiu, ir toliau naudoja visus produktus, kuriuos reikia, ir tai tvarkomės ir su šituo dalyku, aišku, dėl to, kad tai yra įtakojimas irgi ir nu, tikrai Flex produktas, jisai turi labai didžiulį potencialą ir tikrai visiems labai labai rekomenduoju, kas nori sustiprinti dėl to, kad aišku, labai svarbu pradžioje naudoti ir visą kitą mūsų sveikatinimo sistemą už tai, kad viskas priklauso nuo mūsų virškinimo. Aš kaip ir sakiau, fermentai, medžiagų apykaita, bakterinė, parazitinė terpė, visi tie dalykai turi įtakos į mūsų būklę. Tai va, tai žodžiu, sistema ir Flex, Lux. Tai va. Super, Ačiū labai už ačiū, dėmesį. Lina. Labai ačiū, Lina. Labai smagu girdėti atsiliepimus, ypač apie naujus produktus. Na, dar naują būtent vadinu Flexą, nes tikrai Taip, dar yra. Taip, dar yra neišbandžiusių žmonių ir dar taip, galvojančių. Tai jeigu turi tik su sąnarys problemų arba šiaip tiesiog norit profilaktiškai, va kaip ir Lina sakė, tai būtinai išsibandykite. Net ir sportuojantiems taip, patariama. Net ir, nu, šiaip realiai, be taigi abejo. didžioji dalis žmonių turi problemą su sąnariais, tai reikia juos prižiūrėti. O Jotflexas yra number Ir one. profilaktika. Taip. Tai yra ir profilaktika, viską, kaip sakoma, praeinam sistemą trikampio, tada žiūrim, kurios vietos pas mus, sakykime, reikalingos padailinimo ir pastiprinimo, tai ar tai yra hormonai moteriškas, ar tai vyriškas, ar tai yra fleksas, arba pakeliu į vieną ir kitą, ir žodžiu, taip galima tikrai save sustiprinti. Taip. Taip. Ir save reikia prižiūrėti ir mylėti. Ir su Nuolatos. laiku jau žmonės tai supranta. Tai Taip. ačiū labai, Lina.
Prašau. Ačiū labai. Tai toliau einam. Kas toliau? Svajonė, gal tu pasidalinsi? Jo, galiu, nes turiu labai labai ryškų pokytį, kaip čia mes tarsi susitarę su Linute, bet realiai tai tikrai ne, nes pas mane irgi jotfleksas labai stipriai. Ne asmeniškai man, bet mano mamytė vis tiek yra virš 80 metų ir jinai nu, jau geria vieną mėnesį sveikatos trikampį ir antrą mėnesį jai daviau papildymo Alfa Maxo moteriško ir Jotflexo. Šiaip ne taip, sakau, nu tu pabandyk, nes jinai kaip 18 metais turėjo vėžinį susirgymą ir po 10 mėnesių jinai kaip ir į recesiją išėjo, bet toks šalutinis efektas liko nuo radioterapijos, kad jai vieną koją visą laiką skaudėdavo. Ir 4 ryto jinai atsibunda, masažuoja, tepa, kopūstų lapus deda ir nežinau, kiek jinai ko ir nėra dar išbandžiusi, nežinau, prisisiuntusi ir niekas normaliai neveikia ir jinai vis atsibunda, normaliai neišsimiega. Tai vat, Sanseto pačio jinai kažkiek tai buvo naudojusi, bet vat, jinai atsibunda dėl kojos. Jinai taip tai miegotų, viskas tvarkoj. Ir jinai su tokiu džiugesiu praeitą savaitę va čia paskambino ir sako, tu neįsivaizduoji, sako, aš atsibudau ir galvoju, nejaugi aš net neatsibudau naktį, ar tikrai ta koja apsičiupinė, sako, ir man jinai neskaudėjo. O jinai 2 savaitės vartojo Jotflexą. Vieną ryte, vieną vakare. O aš jai buvau prisakius, kad tu pradžioje vartok vieną ryte vakare, o po to jau perik prie 2 ryte, 2 vakare. Nes, nu, turiu tokios praktikos, kad vis tiek vyresnėje gali kristi žema, trampampam, tai va tuos visus kauliukus sustiprinti ir taip galvoju, nu, brač, nu, būtina tau, būtina. Bet, vat, kad koja praeitų, nes, nu, jei ten limfa pažeista buvo, arba ten nerviniai pagrindai, aš neįsivaizduoju, bet nuėmė skausmus. Tai yra, nu, stebuklas visiškas. Kas neprognozuojama buvo, bet įvyko. Tai vat labai džiaugiuosi dėl to. Artimiausiai aplinkoje labiausiai džiaugsmo keliantis pokyčiai. Tikrai taip, ypač kai girdi iš mamos ir tėčio, iš tau pačių artimiausių žmonių, tai tikrai labai smagu. Ir kai dar žinai, kad gali padėti jiem. Tai būtent atrodo, wow, tai reikia kažkaip, aš ieškojau visą laiką pati galvo, nu kaip čia jai tą padėti. Ir, nu vat, suradom. Taip, tikrai, aš atsimenu, amžinatilsį mano močiutės jau nėra, bet mano močiutė vargo su kelieniais, belie kiek metų ir irgi viską išbandžius buvo. Ir kopūstų lapus, ir varnalėšus, ir tepdavo spiritais visko, ir niekas nepadėdavo aplamai, jokių vaistų. Arklio dar tepalas, ten, aš net nežinau, kokių ten. Taip, iš veterinarijos vaistinių net pirkdavo, tikrai taip. Tokia žalia tokia jo. Taip, jeigu susuka ar skauda labai, tai tikrai tuo metu pagelbėdavo, bet ilgainiui vėl ta problema neįsispręsdavo. Tai labai smagu. Ačiū labai Svajonė, kad pasidalinai. Didžiausias sveikatos tavo mamai toliau. Tegul nenutraukia vartojimo ir žiūrėsim toliau rezultatus. Taip, Birutė. Gal Birutė dabar pakalbės? Sveiki, Birutė. Jau mikrofoną buvau išsijungusi. Dar kartelį labas vakaras visiems. Jo daugelis turbūt mane pažįsta ir ypač Lina ir Zita mane pažįsta labai labai nuo seno ir žino, kad aš turiu skydliaukės problemas jau labai labai senai ir labai labai daug gėriau vaistų. Ir daug turėjau problemų ir visada ieškojau kažkokių natūralių dalykų, kad atstatytų. Ir mano gydytoja, mano draugė, endokrinologė visada sakė, reikės tau greit, kai jau pasitaisė, sako, vis tiek skydliaukės neatsitaiso, vis tiek reikės hormonus gerti. Ir vis aš tempiau, vis ieškojau tų natūralių produktų ir vis tų hormonų negėriu ir taip pat tiek daug metų jau ištempiau, bet šiais metais aš jau 1,5 metų geriu Global produktus ir labai labai jie man patinka, jie skanus, aš neužmirštu juos gerti ir gerai jaučiausi ir jaučiuosi, bet taip gavosi, kad šiais metais buvo tokie sunkus metai, mano tėvelis apsirgo ir paskui jau jo netekom. Ir matomai man šitas labai labai paveikė ir aš pradėjau jaustis, kad
trupučiuką vėl pradėjau prasčiau miegoti, kad ir Sunsetas labai labai gerai padeda, bet vis tiek kažko nebuvo taip, energijos pradėjo trūkumas būti, liktai kažkas tai jau jaučiau, kad kažkas gali būti vėl ne taip. Ir aš pasidariau kraujo tyrimus, šiaip visi kraujo tyrimai labai labai geri. Bet va, būtent skydliaukės hormonai trupučiuką ir išsiderinė. Ir man jau gydytoja pasakė, tikrai turėsi pradėti gerti. Ir tikrai tokia savijauta nebebuvo tokia gera. Bet pradėjau aš irgi visų klausinėti. Vienintelio iš produktų aš negėriau moteriško, nes vis pamirždavau tą moterišką gertą Viplius. Galvoju, pabandysiu dabar pagertą moterišką, nes buvo netgi ir nuotaika jau tokia netokia, ir darbo, ir nedarbinga, ir kažkas tai jau buvo biskelė ne taip. Ir aš, vat, grįžus iš Lietuvos, galvoju, susijimsiu, dabar vėl gersiu, nes buvau truputėlį ir tos tarpus padarius, ir pradėjau gerti iš ryto Sunrise ir po 10 minučių moterišką, bet po visą tą. Ir žiūriu tą dieną, tokia gera nuotaika, tiek daug energijos ir dabar turbūt va iš eilės ir vis dabar bandau, jau 3, 4 turbūt diena ir tikrai vėl atrodo taip viskas gerai, jokių hormonų nepradėjau gerti ir galvoju, negersiu kol kas, pasidarysiu po mėnesio testą vėl, pasižiūrėti kraujo, nes dabar tiesiog kaip ant sparnų vėl sugrįžo visa energija, visa gera savijauta ir tikrai galvoju, kad čia būtent, kad pridėjau tą moterišką, superinė jaučiuosi. Ir dabar va, tik grįžau, daug reikalų padariau ir pilna energijos. O taip reikėjo jau po kaičiuką eit miegoti ir anksčiau miegoti, o dabar viską vėl galiu daryti per kelias dienas. Nu kažkaip tikrai, buvo visi sakė, kad tas moteriškas geras, bet aš kažkaip vis jo gaudavosi, kad negerdavau. Tai pati va džiaugiuosi pati labai tuo geru rezultatu. Ir kai aš sakau fingers crossed angliškai, galbūt net nereikės, vėl galėsiu nutemti tos hormonus negerti. Ir dar noriu pasidžiaugti iš tikrųjų su probiotikais, vitaminas C. Kai buvom Tailande, mano vyras, vat, ir žinau, Aušra, kad buvo apsirgęs ir aš buvau tos vitaminus pasiėmus ir iš tikrųjų girdžiau ir tada Aušra kaip patarė didesnį kiekį ir tikrai be jokių vaistų pasveiko ir normaliai prabuvom atostogas. Kad ir trupučiuką dar ne taip gerai jaustėsi, bet vis tiek gerdamas tos vitaminą C, iš tikrųjų jis galėjo praleisti atostogas ir paskui labai greitai jis tiesiog vėl gerai pradėjo jaustis. Pat irgi su J-Flexu irgi geri rezultatai, ir mano vyro geri rezultatai, ir mano žmonių, kurie vartoja, irgi sako, iš pradžių liktai vienos mano klientės mama sakė, liktai nugarą paskaudėjo, bet paskui praėjo ir labai labai gerai. Ir taip pat ir tos pačios klientės ji pati gėrė ir sako, iš pradžių geriant liktai irgi sąnariai pradėjo jausti sąnarių skausmus, bet sako, dabar tokie lengvi, jokio girgždėjimo ir aš pati jaučiu irgi jokio, kaip seniau girgždėdavo tie sąnariai, dabar jokio girgždėjimo nėra. Tai tikrai fantastiniai produktai ir labai labai džiaugiuosi, kad Ačiū labai, Birutė, jums. Birutė, pasidalinkit dar, kur vartoja dar Probio C. Šiandien mes kalbėjom su Birutė. Pasidalinkit, man tai buvo reikėtų išbandyti. Tai čia man irgi patarė mano viena iš distributorių, sako, labai labai skanu probiotiką tą įsiberti į salotas. Ir aš irgi įsibėriau, tai labai labai skanu su maistu ir kartu ypač su salotom, jie gaunasi kaip prebiotikas ir tikrai labai labai skanios salotos, tokias jos priduoda to saldžią rūgštumą ir kartu, kas gal nenori gėrimo gerti ar šiaip nori pasiskanint salotas ir labai sveikos, dar sveikesnės ir tikrai labai labai skanios. Tikrai siūlau pabandyti. Tai tikrai taip, aš irgi paantrinsiu, aš tai išbandysiu būtinai Birutę ir pasidalinsiu, tai aš irgi noriu, žinokit, paantrinti Probio C, čia parodysiu, dar šalia turiu. Tai tikrai labai įspūdingas produktas ir man vakar, žinokit, buvom Ledo arenoj. Ir tiesiog čiužinėjant matomai gal prisikvėpavau šalto oro ir vakare grįžtu ir jau jaučiu, kad
man labai kabina gerklę. Naktį prabudau nuo beproto skausmo didelio. Ir žinot, kai būna tas pati pradžia to peršalimo. Ir galvoju, reikia naktį prabudau iškart probiotiko vieną, po kokios valandos, nes mažylė irgi biškį kosino ir jai daviau ir savo dar antrą išgėriau. Ir šiandien, žinokit, irgi, ir net aš taip patirpindavau burno ir palaikydavau ant tos gerklės. Ir man, žinokite, jau po pirmo gėrimo, po pirmo paketėlio, aš jau 20 minučių bėgi pajutau, kad man tas gerklės skausmas praeidinėja, aš jau galiu normaliai nuryti seilės. Tai buvo kažkas wow, tikrai. Tai ir aš dabar šiandien va jau jaučiuosi kuo puikiausiai, žinokit, man tos gerklės ryte atsikėlus jau naktį išgėrus 2 pakelius, man visiškai neskauda. Tai čia tokia numeris 1 pagalba, jau pastebėjau ne kartą. Tai tikrai rekomendacijos visiems, išsibandykite. Tikrai taip, o dabar mano sūnus vakar grįžo iš festivalio, dukrai padėjo, vienu žodžiu, bačiatos, grįžta vakare ir ten kažkur buvo ventiliatoriai jungti irgi, 3, 8 ir 9, aš sakau, jetus, ta prasme, mums dar to reikėjo maždaug. Tai aš jam iškart sakau, žiūrėk, 30 mg, 3 šitie pakeliai yra 30 cinko, viskas tvarkoja, va straipsnis, sakau, privalai gerti, nes tai yra visiems peršalimam ir taip toliau. Ir va dabar jisai išvykęs su mašina važiuot praktikos laikytis, ta prasme, nes jam buvo ir temperatūra, ir gerklė, ir ten taip toliau, ir sako, aš nesupratau, sako, aš taip atsikosiu, kad man taip viskas ir išlėkė, visas prie gerklės tarsi prisikabinimas buvęs. Aš sakau, a ne, oho. O man prieš 2 savaitės buvo grinai penktadienį, vienu žodžiu, kažkaip tai pykino ir aš galvau, nu, po to jau šaukai nagrinėjausi, galvoju, nupykina, kai temperatūra kyla, bet man nedašuto, kad temperatūra tuo metu visiškai. Ir aš nuėjau miegot normaliai. Ramiai, normaliai miegot nuėjau ir aš galvoju, aha, miegu, bet nemiegu, nes iki 4 praktiškai vartausi, nes man šalta. Nu, galvoju, man visada šalta, nu čia tuoj pat sušilksiu ir užmigsiu. Ir šalta, ir antrą šalta, ir trečią šalta, ir aš imu pledą, dar vieną pledą, dar kitą. Ir iki 4, man vis dar šalta. Nesuprantu, kas čia vyksta. Ir aš kažkur 4 valandą, šiaip ne taip, vien žodžiu, užsnaudau, ryte pabundu, nu tokia šlapia, galvoju, okei. Ir po to su vienu iš pažįstamų šneku sako, tai palauk, gal tu susirgai? Aš, ai, blemba, net netėjo į galvą, ai, rimtai gali būti maždaug. Tai matuoju temperatūrą, 3,8 galvoju. Blemba, tikrai rimtai susirgau tada. Ir aš tą dieną, va irgi šeštadienį visą dieną pragėriu ten 3-4 maždaug paketukus, ir kad cinko susidarytų 30 ir daugiau. Ir aš galvoju, wow, ir vitaminą C ten be abejo labai fainai. Ir aš sekmadienį, pavyzdžiui, agurčikas buvau ir man niekada daugiau nebepakilo temperatūra. Ir aš taip, jūs rimtai, ta prasme, 5 dienas kaip reikėtų gerti, nes aš taip esu girdėjus, kad 5 dienas po 3 paketėlius maždaug gerkite ir viskas ok. Bet čia, nu, net nežinau, 1,5 dienos ar skaitosi netgi. Tai vad, kai pačioj pradžiai kali praktiškai tik pasirodžius visiems simptomams, o ne taip, kad, ai, čia galva, čia nieko tokio, tai aš po kelių valandų realiai sureagavau ryte ir tada jau tik tai ta priemonė buvo, nu, galvoju, stebuklas, nu, kitaip nepavadinsi, kad taip greit pasveikčiau nuo 3,8 temperatūrų, tai kosmosas. Taip, nes dažniausiai būna, taigi ta liga tęsiasi ir paskui užsitęsia ir savaitę, ir 1,5, kol tu atsigauni. Po to būna bakterijų prisigamina ir po to būna nebe virusas, o bakterinė. Ta visa ir pasiekmes jau po to šluojam su kaupais. Taip. Tai labai smagu, kad turim tokią numeris 1. Numeris 1 pagalba. Wow. Taip, tikrai taip. Va, dar svajonę patvirtino kartelį. Taip, merginos. Toliau. Živilė, gal jūs galit kalbėti? Taip, galiu. Labas vakaras, galiu kalbėti. Labas vakaras. Labai malonu. Taip. Aš pradėjau tai labai nesenai naudoti, tik rugsėjo mėnesį, tą jau mūsų auksinį trikampį. Ir pirmas, kas prasidėjo daryti, tai labai pagerėjo energija. Būdavo vis tiek ir labai anksti keliuosi ir viską, ir būdavo toks jau po 12 ten, žinai, ir pradeda toksai slopinimas būti apie pietus ir viską, o dabar energijos pilna ir vakaras ir ką ir tikrai. Ir galiu pasidžiaugti tuo, kad pradėjus naudoti, man 9 kilogramai nusiminusavo, kas labai mane irgi tai labai džiugina ir tikrai noriu ir toliau tą patį daryti ir naudoti, kad būtent tai mažėtų. Nes tai yra jau nemažai 9 kilogramai, jo. Bet norėtųsi tai pratęsti toliau. Va, tai apie save pradėjau dabar dar sąnarių gerti, tai irgi labai kažkaip pirštus skaudėdavo,
Tai kažkaip apmažėjo, galiu pastebėjimą tokį, kad apmažėjo, bet dar neilgai geriu, tai galutinio negaliu pasidžiaugti, dar neišgerta net visą normelę. Bet aš turiu tokį pasidžiaugimą tame, kad aš vienai tokia jaunai mergaitei 18 metų daviau gerti moterišką. Kadangi jinai be proto sunkiai serga, menstruacijos labai skausmingos, labai gausios, labai blogai jaučiasi. Tiesiog, kai pamačiau aš ją pirmą kartą, kaip jinai negali nei paeiti, nei tik atsitūpus kampe vos neverkia ištisai, tai tiesiog aš sakau, tu bandyk. Kai bus, tai bus, sakau, nu ką aš žinau, sakau, bandom. Nu ir jinai, žinokit, sugėrė tą ir dabar visai susitikau, aš ją sakau, kaip, sakau, tavo turėtų būti neužilgo, sakau, ar jau buvo. Žinok, sako, aš net nepastebėjau, kad jos man prasidėjo. Nes, sako, iki tiek gerai jaučiausi, nebuvo to įžanginio kažkokio tai skausmų, nei nieko, tiesiog naktį pradėjau, sako, sirgti, net, va taip, net nepasiruošus. Ir sakė, nu nėra, nei energijos trūkumo, nei nieko, būdavo tiesiog mirštanti gulbė. O dabar sakė, tiek pilna energijos, tiek sako, aš galiu ir dirbti, ir mokytis. Ir tikrai labai norėjau, kad pati prisijungtų, bet žiūriu, jos nėra, tai aš jau už ją čia pasidžiaugiau. Tai čia buvo tik vienas kartas ir viena tik tai dėžutė sugerta. Tai aš manau, jinai pratęs šitą gėrimą, kad jau būtų ilgesniam laikui, ne vienam kartui. Tai va, tikrai dėl to labai džiaugiuosi. Tai mano tokia trumpa patirtis. O galiu paklausti, Živilyte, o jinai trikampio negėrė iš karto moterišką? Nieko jinai negėrė. Jinai pradėjo gerti moterišką, nes jinai... Jaunas organizmas, iš tikrųjų, jai tos įžangos ir nereikia, jo. Labai smagu. Labai, sakau, tiek jinai vargdavo, sakau, tu pirmiausia pabandyk, nes reikia pirmą patikėti, kad toliau galėtų kažką gerti, ar tą trikampį, ar kažką. Tai sakau, tu pradėk nuo šito, sakau, jeigu tau bus gerai, sakau, tai tada toliau šnekėsim. Tai sako, tai dabar jinai tokia patenkinta, sako, aš net nesupratau, sako, kad man jau pagal kalendorių, tik žinau, kad turi būti, sako, pasiruošiau, bet sako, nebuvo jokių ten tų pradinių skausmų tokių, kokie ten būdavo ištisai, kad miršta ir tikrai labai šito rezultatų džiaugiuosi ir manau, kad jau bus daugiau ir daugiau. Tikrai tai labai smagu girdėti tokius atsiliepimus ir pati irgi galiu paantrinti, kad moteriškas irgi stebuklingas yra produktas, nes man irgi anksčiau būdavo ir po mano gimdymo, tai man ir ciklas būdavo šokinėjantis ir labai gausios būdavo ir tikrai pakankamai skausmingos ir labai man krūtinės skaudėdavo, anksčiau būdavo prieš pat. Tai žinokit, tikrai pradėjus vartoti, nes buvo tarpas, vėl viskas atsistatė super į vietas ir tikrai labai smagu. Tai va, tai dabar kalbam toliau. Kas dar nori pasidalinti? Tatjana, gal jūs norėsit? Gerai, sveiki visus. Sveiki, Tatjana. Tai, tas, kad bendra savijauta dėl energijos, tai čia tikrai pritarsiu visom ir plus negaliu atsidžiaugti šio sezono pradžios, tokio šaltą sezono pradžios. Anksčiau aš jau būčiau sirgusi, gana rimtai sirgus. Dabar aš jau trečią žiemą galiu pasakyti, aš gyvenu be vaistų. Nekalbant jau antibiotikus po tų garsiųjų skiepų, tai tikrai aš 2 žiemus gyvenau ant antibiotikų. Kvėpavimo sistemas silpnesnė vieta ir aš tiesiog. Tai va, apie Probio C, tai irgi šeimos vaistinėlėse pas mus šeimoje, pas dukrų šeimose. Tai čia vaistų jau pirmas vaistas dabar šeimose. Anūkai susirgo. Probio C pirmoje eilė ir viskas, praktiškai tų vaistų kaip ir nebereikia. Ir dėl moteriškai irgi pritarsiu, anūkė vasarą atostogavo pas mus, irgi įsigandau, kad jai tokie dideli skausmai pirmą dieną, 15 metų mergaitei, tai mėnesį pragėrus, sekantį mėnesį jau daug lengviau buvo. Ir paskui keletą mėnesių pragėrė tą moterišką mūsų alfa. Ir tikrai dabar jau nevartoja, bet sako, tikrai jau dabar nėra tų skausmų mergaitėj. Negerėjim jokį trikampį, kadangi nuo 15 metų aš tikrai dar nebuvau niekada. Tai vat irgi galiu pasidžiaugti ir smagu už vaiką ir tai kitiem galima rekomenduoti tikrai drąsiai.
Taip, tikrai drąsiai. Ir Tatjana tikrai galima drąsiai ir trikampį, žinokit. Mano sūnus, jam yra 16 metų ir jis tikrai drąsiai geria pas mane ir sunsetą, ir geria, nes va būna kokios ar atsiskaitimai, ar kažkas ir jau žiūri jaudinas, jau nervuojas ir tikrai duodu ir žinokit, tikrai į viską ramiau reaguoja ir puikiai kontrolinius parašo ir tas susikaupimas visai kitoks, tiek ir kolonguardo geria, nes tikrai oda visa, žinokit, graži. Pas kitus paauglius spuoguota, negraži, baisi, o pas jį lygus veidelis, tiesiog idealus, net visi klausia, ką tu darai. Sako, mama duoda. Sako, duoda. Drąsiai galėsiu rekomenduoti tada pavartoti irgi trikampį. Galima duoti ir tikrai profilaktiškai ir bus labai gerai tiek ir susikaupimo atveju ir emociškai bendrai paaugliam labai gerai, tai tikrai drąsiai. Tai tiek ir mažiem galima. Mažiem tai probio C numeris 1. Tai vat mažai anūkiai 5 metai irgi čia pavasarą labai judri tokį, užmigdyti neįmanoma, 2 valandos skirtumas, tai mes irgi pamažu dalelytą sunsetą vasarą, pripratinam, į tokį ramesnį pasidarė. Tikrai mamai nieko nesakėm, kad duodam, eksperimentą padarėm, ir tikrai labai gerai, tikrai rekomenduoju hiperaktyviem vaikam. Tikrai patartina. Ir paskui susibalansavo, jei matyt, paskui jau nebereikėjo, susibalansavo, matyt, vidinis tas jos. Tai va, tiek būtų. Tai ačiū labai, Tatjana, už pasidalinimą, labai smagu girdėti. Taip, dar turim Jonę. Jonė, ar yra pas mus? Tai už Jonę Živilė kalbėjo. Živilė. Bet dabar žiūrėkit, jeigu jinai prisijungus, ar jinai prisijungus? Ne, nesimato. Ne, nematau aš jos. Jo, tai va Živilė čia už ją ir kalbėjo. Asta įsijungus mikrofoną, Asta, gal tu kažką gali pasakyti? Asta visada turi ką pasakyti. O čia aš? Ir gal čia tą mikrofoną netyčia įsijungiau, nežinau, kaip čia gavosi. Kol kas nieko neturiu pasakyti. Man tas probio C, nežinau, kažkaip tai, gal organizmas nepasiruoštas buvo, bet kažkaip nepadėjo. Bent jau geriau susitikti. Kaip? Kai susirgot, pradėjot gerti, tuomet vaistai. Mes dažniausiai suprantam... Taip. Mes dažniausiai suprantam, kad tai turi slopinti ir iškart mums dingti. Bet jisai, žinokit, kartais paaštrina, sukelia, iškelia, bet jisai sprendžia iš pat pagrindų. Ir tikrai kartais neužtenka 1 dienos ar 2, ypač jeigu jau susirgai, tai reikia ir ilgesnio laiko. O jeigu norint atstatyti bendrai organizmo būklę, tai reikia šitus produktus vartoti ilgesnį laiką. Tai yra pati gydytoja rekomenduoja nuo 3 iki 6 mėnesių vartoti, nes tai yra natūralios priemonės. Žarnynas mūsų tikrai yra didelis ir jį reikia susitvarkyti laiko, o susitvarkius žarnyną, tai žinokit, tikrai didžioji sveikatos dalis problemų tiesiog pradingsta. Tai suprantam, aišku, čia nereikia norėti, kad tos 1-2 tabletės gal kažkam tai, kaip sakyti, jau viskas tvarkingai ten žarnyne ar kur kaip ir padėjo, man galbūt kažkaip kitaip, galbūt vėlgi nevartojusi ten tų, bet šiaip tai tikiuosi į priekį judėti. Judėkit į priekį, vartokit, tai pamatysit pokyčius, tikrai garantuoju. Tik kantrybės turėkit. Ačiū. O čia sakau, kaip tas mano mikrofonas, net nežinau, čia matai, Asta įsijungia. Vadinasi, reikėjo pakalbėti jums. Matyt, jo reikėjo. Net nustebau, galvojau, Jėzus, aš jo nejudinu, padėtas telefonas, prašau, magiškai. Gerai, tai ačiū labai jums už pasisakymą. Vartokit, turėkit kantrybės ir tikrai turėsit visi nuostabius rezultatus. Ačiū labai visom merginom pasisakiusiom. Ačiū už šį nuostabų atsiliepimų vakarą, tikrai manau kažkam surezonavo. Ir ką, iki susitikimo.